Supykus man nepavyksta medituoti lotoso pozai, man geriau per mechaninę, per darbo terapiją. Tai emocijų nevaldymas kažkaip išryškėjo pagrinde, pastebėjau prieš daugiau nei 10 metų darbe. Buvo darbas sureguliuoti eismą, vadinkim, ir man tai patiko, labiau karišku būdu. Ir labai daug buvo netvarkos, tai aš tai pasiekdavau emocingai, išrėkdamas, sureguliuodamas eismą, kaip koks karininkas, seržantas, vadinkim. Pradžiai man patikdavo, bet aš supratau, kad, rėkdamas ant žmonių tas tikslas pasiekimas, bet aš po to pats pradėjau prastai jaustis ir tie žmonės būdavo, kaip ir aš nuskriausdavau žmonės, žeisdavau žmonės. Manęs pradėjo nemėgti daug kas. Man tuo metu nesvarbu, aš džiaugiausi, kad aš pasiekdavau rezultatą, bet laiko einant man tai buvo neskanu. O kartais būna taip, kad jeigu ilgai neišpildomos, tiesiog bazinės kažkokios tai, baziniai poreikiai žmogaus, kad ir tie patys fizinio kūno, emocijos gali tiesiog prasprogti, jos tapti nevaldomos. Esu patyrusi ir ne kartą savo gyvenime tokį dalyką, kai auginau mažą, hiperaktyvų, labai nemiegantį vaikelį ir keletą metų nemiegojau. Man patiko, kaip vienas kolega pasakė, jis naudoja tokią metaforą, kad emocija yra kaip automobilyje, žinot, užsidega tam tikros lemputės, ar ne, kad, pavyzdžiui, baigėsi tepalai, arba ten degalai jau baigėsi. Tai panašiai ir emocijos, jos, kaip ta signalinė sistema, kuri mus informuoja, kad štai žiūrėk, kažko to labai trūksta, ar ne, arba štai žiūrėk, šita situacija kažkokia yra grėsminga ir panašiai. Kam reikalingos emocijos? Tai aš taip įsivaizduoju, kad tai kaip automobilyje davikliai, kad tai parodo, kaip aš dabar jaučiuosi. Aš jaučiu ramybę, geras emocijas, tai viskas tvarkoja, teisingų kelių. Jeigu ten kyla pykčiai, kažkokie nepasitenkinimai, tai man parodo, kad kažkas negerai ir aš bandau pažiūrėti save, kas man tuo metu yra negerai. Tai kaip barometras koks, ar aš pamiegojęs, ar pažiūriu, aš pavalgęs, ar aš laikausi režimo. Jeigu aš viską darau, jeigu pas mane yra režimas, dažniausiai tai viskas tvarkoja būna, bet jeigu kažkur tai kažkas persispaudžia, kažkur paskubėjau, kažkur tai nubėgau, kažkur sureagavau ir tai kyla, ir tai kaip rodiklis, kad, reikėtų pristabdyti, kažkur atsigręžti, pažiūrėti, ką gal netai padariau, kur perspaudžiau, kažką gal praleidau. Tai iš tikrųjų, emocijų nevaldymas turi įvairių neigiamų pasiekmių. Ir iš tikrųjų labai gerai, jeigu žmogus pradeda tą atpažinti savo gyvenime. Ir viena iš pasiekmių tokių neigiamų, ar ne, jeigu žmogus visiškai nevaldo savo negatyvių emocijų, ir net jeigu labai pozityvių emocijų nevaldo, kai kurie žmonės aplink kurį gali pavargti nuo to, nuo tokių euforinių kažkokių iškrovų ant jų, tai aišku, santykiai. Tai iš tikrųjų kenčia santykiai nuo tų nevaldomų emocijų, nes jeigu žmogus, pavyzdžiui, supykęs išsilieja agresyviai ant kito žmogaus, tai tikėtina, kad tie santykiai arba atšals, arba išvis nutrūks. Su teisus, teisingas, kiti nesupranta, kiti neteisūs, jie nemato, nesupranta ir kaip taip. Ir su ta emocija aš ilgai vaikščiodavau ir tai man nekenkdavo, man nereikalinga būdavo, bet aš nežinau, ką su to daryti. Aptikusi savyje, tos tokius teigiamus, griaunančius momentus, kurie žeidė santykius. Aš taip valingai, ryžtingai puoliau, taip galvoju, imsiu čia staigiai keistis. Bet staigiai nesigauna iš tiesų ir iš to staigumo, iš to didelių pastangų
emocijos dažnai užsispaudžia ir jos kaip spiruokliai šoka, ypatingai čia artimoje aplinkoje išryškėja tokie dalykai. Ir aš jau labai norėjau būti gera ir vaikas labai greitai žiūrėjo, kad labai kažkoks netikrumas čia su mama. Daug metų buvo tokia, o čia staigiai bando būti kitokia. Tai po vieno tokio mūsų apsižodžiavimo jis mane išvadino veidmainė. Aš labai įsiskaudinau, galvoju, nu kaip čia taip. O paskui ramiai permąsčiau ir galvoju, taip ir yra. Nes tu tiesiog neturi dar patirties. Tiesiog tu bandai būti kitokia, bet tavyje dar neskamba tas kitoniškumas, tas gerumas, tas džiaugsmas, tas grožis, to žodžio, to santykio. O taip ir gaunasi. Tas virsmas nėra paprastas iš tiesų. Ir kartu, supratus ar ne, kad tai yra labai ilgas procesas, tiesiog irgi, kad žmogus, tam, kad jis pamatytų mažus žingsnelius, kad visgi jisai jau juda savo tikslo link, svarbu iš tikrųjų, fiksuoti. Svarbu fiksuoti savo tas mažas pergalės, nes tai yra kasdienių seminarų dalis, visos tos reakcijos ir situacijos, ir mūsų emocijos. Ir pavyzdžiui, aš pati savo atradau tokį būdą, kai aš nusprendžiau dirbti su pykčiu, kada aš kiekvieną dieną vakare fiksuosiu dienoraštyje tiesiog 3 spalvomis, šviesoforo principu. Tai raudona spalva buvo, kada aš supykau ir išsiliejau ant kito žmogaus. Tada geltoną spalvą žymėdavau tą dieną, jeigu būdavo situacijų, kur aš viduje sureagavau, supykau pavyzdžiui, bet aš neišsiliejau ant kito žmogaus, čia jau ta būtų kontrolės, ar ne, susivaldžiau. Ir žalia spalva, jeigu aš net viduje nesureagavau. Nes kai kurie žmonės nori iš karto, o kaip padaryti, kad net viduje nesureaguoti. Ar ne, tai kaip minėjau, tai yra procesas. Ir pradžioje siekiamybė bent jau sukontroliuoti savo elgesį išorinį, neišlieti ant kito žmogaus. O ilgainiui rims ir net viduje nebebus tos reakcijos. Tai štai, tai grįžtant prie mano to fiksavimo, aš tiesiog kiekvieną dieną fiksuodavau, ar tai raudona spalva, geltona ar žalia. Ir tiesiog, ir paskui žiūrint, pavyzdžiui, pusmetį ar ne, arba metus peržvelgiant atgal, aš pradėjau matyti, nes aišku, tai neįvyksta staiga. Nebūna taip, kad nusprendžiau dirbti su savo, pavyzdžiui, pykčiu ir žymėsiu dabar raudoną, geltoną, žalią ir visos dienos nuo šiol tik tai žalios. Taip tikrai nėra. Ir nereikia nusivilti savimi, jeigu tikrai pasitaikės pradžioj daugiau tų raudonų ir geltonų dienų, ar ne? Bet ilgainiui, kaip aš paskui pradėjau žiūrėti ilgesnį laikotarpį, tarkim 0,5 metų, aš pastebėjau, kad tų raudonų dienų vis mažėja, vis daugiau atsiranda geltonų, o vėliau vis daugiau atsirado žalių. Ir kol galiausiai aš supratau, kad man net nebereikia žymėti, nes tas savistabos mechanizmas jau yra viduje. Nes daugelis žmonių irgi sako, taip aš suprantu, bet suprantat, ne visada yra laiko, rašyti dienoraštį arba analizuoti kažkokią situaciją. Galbūt yra kažkoks lengvesnis būdas, bet tų visų rašymų. Tai tas rašymas irgi jis yra tik tai tarpinė stotelė, kol žmogus jau visą tai įviduina ir daro tai automatiškai viduje. Pirmas žingsnis link savęs pažinimo tai buvo dienoraštis. Ir savęs įsivertinimas metų bėgyje prieš gimtadienį. Ir koks buvo atradimas, kai visus metus kartojosi viena ir ta pati emocija, neigiama emocija. Ir tas privertė mane susimastyti, nes kažkaip visą laiką tas pirštas būdavo nukreiptas į kitus žmonės, kad ten su jais kažkas negerai, kad čia jie galbūt turėtų keistis ar kažkaip netaip daryti ar netaip kalbėti. O paskui galvoju, pala, ar tik ne bėda manyje ir manyje. Tačiau tai nėra tas pats, kas, pavyzdžiui, žmogus, kuris, tarkim, vyksta kažkokia situacija, pavyzdžiui, darbe, ar ne, ir jisai, pavyzdžiui, supyksta, ar ne, ir jisai pripažįsta, gerai, aš dabar supykau, bet aš apie tai pagalvosiu ir panalizuosiu šitą situaciją vėliau. Tiesiog dabar aš turiu, tarkim, daryti kažkokį dalyką. Tai čia toks irgi atradimas, kad emociją galima, atidėti, ar ne, bet tai nėra tas pats, kas ją užspausti. Pasielgti kitaip, tai reikia keisti ir mąstymą, ne tik tai emocijas iš tiesų. Nes ateina tokia pati situacija, susiklosto. Ir žiūrėkimi pasielgi vėl taip pat, nors buvai tau prisižadėjęs.
kažkaip kitaip pasielgti. Ir kažkada supratau, tai tiesiog yra mąstymo tam tikra klišė, pagal kurią aš lygiai taip pat audringai sureaguoju kaip ir prieš tai. Jau vienu metu džiaugiausi, kai aš kelyje nereaguoju, žiūrėk, jau ten metus važiuoju ir nereaguoju, po to tik pasidžiaugiu, situacijos jos kartojasi, žiūriu, aš vėl nesivaldau, vėl aš bambu ant tų antraeilininkų, ant tų posūkių nerodytų ir visų kitų ir žiūriu, kad ne, vis tik tai yra kasdienis darbas ir visam gyvenimui ir nuo manęs priklauso. Tai čia kaip ta vidinė švara, išorinė švara, jeigu aš noriu būti švarus, einu kasdienį dušą, tai čia kasdien turiu prisižiūrėti. Taip pat, jeigu žmogui kartais būna tokios intensyvios emocijos, kur jau vien analizė protu nepadeda, tai tokiais atvejais yra reikalinga tiesiog emocijų iškrova. Iškrova tiesiog, nes emocija tai yra tam tikra energija, ar ne? Ir jeigu nepadeda vien jos, mąstymas, analizė tos situacijos, tai reikia tiesiog išveikti tą energiją. Ir čia gali būti labai platus spektras. Tai, kas žmogui patinka iš tikrųjų, tai gali būti šokiai, tai gali būti, pavyzdžiui, galite tiesiog vieni kambaryje iššokti tą savo, išvingiuoti tą kažkokią emociją, ar ne, pasileisti muziką galbūt atitinkamą. Gali būti tai išrašymo technika, irgi tiesiog, kad išrašau viską tiesiog, kas yra, viską, ką galvoju, ar ne, arba ką aš noriu pasakyti tam žmogui, arba kartais galima iš jo perspektyvos pažiūrėti į situaciją. Tai va tos išrašymo technikos. Tik svarbu čia paminėti, kad tokios išrašymo tos dalykus geriausia tada sudeginti tiesiog, nepasilikti, nes tai yra didelis krūvis emocinis. Gali būti sportas iš tikrųjų, tiesiog išlieti tą energiją per fizinius pratimus kažkokius. Kažkam patinka bėgioti, kažkam tiesiog kažkokie kiti fiziniai pratimai. Joga iš tikrųjų gali būti labai įvairius. Vandens praktikos, plaukimas fantastiškai, nes vanduo yra tiesiogiai susijęs su emocijomis. Tačiau vienas iš būdų pakankamai atsikratyti yra salė. Fizinė iškrova, pakankamai fizinis darbas, aš labai gerai jaučiuosi, dirbdamas fizinį darbą kažkur tai yra iškrova. Aš išleidžiu tas emocijas grinai per darbą fizinį. Tai yra mano meditacija, darbo terapija. Savo laiku paauglystėje lankiau kontaktinius kovos menus. Paskui perėjau į nekontaktinius. Pilvo šokį vienas iš tų nuostabių atsipalaidavimo būdų, kai grįždavo namo. Labai išlengvėjusi ir labai džiugi. Buvimas gamtoje, stebėjimas, uodimas, lytėjimas gamtos, buvimas prie vandens procedūros, gyvenimą atėjo malda, mineralai, kurie yra nuostabus būdas emocijom. Ir nuraminti, ir harmonizuoti. Jie veikia lėtai, ramiai, bet veikia ne tik jausmus ir emocijas, veikia mąstymą mūsų, veikia visą žmogaus visumą. Taip, tai pirmiausia, aš manau, žmogus turėtų, pats norėti dirbti su savo emocijom, o tam jisai pirmiausia turėtų pamatyti, kad jo tos nevaldomos emocijos, nekontroliuojamos, jos, iš tikrųjų kenkia ir jos turi tą kainą, kurią jisai turi susimokėti. Tai yra labai svarbu, ne tik dirbant su emocijom, apskritai dirbant su bet kokia yda. Ta prasme, ta yda arba tas dalykas turi tiek žmogų įgrįsti iki gyvo kaulo, kad jisai būtų pasiruošęs, kaip sakoma, trenkti kumščiu į stalą ir sakyti, aš pasiruošęs su tuo dirbti. Nes kol to nėra, žmogus iš tikrųjų neturi tos tikrosios giluminės motyvacijos tą daryti. Jam gali, pavyzdžiui, aplinka sakyti, kad žinai, pavyzdžiui, kad aplinkiniai žmonės gali jam sakyti, kad man nemalonu, kai tu taip elgiesi, ar ne, aš norėčiau, kad tu, pavyzdžiui, bendrautum taip ir taip, ar ne. Tačiau, kol žmogui atrodo, kad tai yra jų problema, o ne mano problema, tikėtina, kad jisai, neturės tos motyvacijos ilgalaikės dirbti su savo emocijom. O tam reikia ilgo laiko. Kad pastebėjau, kad vertybė yra ramybė. Ramybė, gera savijauta, harmonija su savimi ir pasauliu ir aplinkiniais, tai vertybė yra. Kad nesu tas aš kažkuom išskirtinis, nes iš tikrųjų tos emocijos buvo iš to, kad matai mano ego buvo labai didžiulis, jis ir yra nemažas dar. Aš su to dirbu, kad nesu aš kažkas ypatingas, kad mes visi esame vienodi lygus ir kad nesu geresnis už tą kitą vairuotoją ar kitą darbuotoją ar kažką, kad kažkaip taikoje, darnoje su savimi gyventi man reikia ir aplinkiniais. Tai, ką žmogus pažino savyje,
jau gali kontroliuoti, o tai, ko nepažino, dar negali kontroliuoti. Va čia ir visa paslaptis.